Labadiena. Šiandien mūsų tinklalaidžių skirtų profesinio mokymo ir socialinės įtraukties problematikai kalbame su Dalia Beigienė, Amatų mokyklos Sodžiaus meistrai direktorė. Labadiena. Matyt, norėčiau pradėti trumpai apie klausimą apie jūsų instituciją, kuo ji tokia yra išskirtinė, lyginant su kitom. Mes matom, kad profesinio mokymo įstaigų yra didelė įvairovė, bet jūs turbūt esate vieni iš tikrai tokių paslėptų perlų, sakyčiau, profesinio mokymo. Tai gal trumpai turėčiau pasakyti, kad tikrai turbūt atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvom vieni iš pirmųjų, kurie įkūrėm profesinę mokyklą, kuri buvo nevalstybinė. Ir tikslas jos buvo atliepti tuometinius jaunimo poreikius. Ir jūsų mokykla yra kaip suprantu, 3 pagrindinės profesijos mokomos, ar daugiau? Taip, šiandien mūsų mokykloje yra 3 profesijos, tai yra virėjos, staliaus dailidės ir želdintojų, tai yra aplinkotvarkos specialistų, bet kai pradėjome ir nuo mokyklos įkūrimo pradžios, pradėjom nuo vienos, o po to jau atsirado vienu metu ir 3, ir 4, ir 5 buvo, bet išsigryninom ir šiai dienai turim 3. Turėjom tokias specialybės kaip žirgų kaustimo, skardintojo, stogdengio, konditerio ir panašiai, bet rinka keičiasi, mes irgi privalom atliepti rinkos poreikius. Jūs pristatot, kad remiatės Prancūzijos patirtimi, tai kuo ta Prancūzijos patirtis čia buvo unikali tame steigimo procese? Tai mokykla buvo įkurta su tikslu, kad atliepti to meto jaunimo poreikius tiem, kuriems sunkiai sekasi mokytis bendrajam ugdyme. Ir tikslas buvo surasti metodiką, kuri atlieptų jaunų žmonių poreikį daugiau dirbti praktiškai, negu kad gauti teorinių ar bazinių reikalingų žinių, tam, kad juos sugrąžinti į švietimo sistemą. Ir tam buvo pasitelkta Prancūzijos partnerių Compagnon de Devoir de Tour de France mokyklos patirtis, kuri yra viena tokia rimčiausių Prancūzijos profesinių mokyklų asociacijų, kurios mokymo metodika yra įtraukta į UNESCO. O įtraukta į UNESCO todėl, kad jų žinios yra skolinamos. Ir jaunas meistras, baigęs tas studijas, įgyjęs meistro vardą, jis privalo tas žinias grąžinti jaunai kartai. Tai toks išskirtinumas, o mums svarbiausia buvo, kad jie didžiąją dalį savo mokymo skiria praktiniam darbam, darbui įmonėse. Ir būtent tą mes pirmieji turbūt atgaivinom pameistrystės metodiką, kuri buvo ir prieškarių Lietuvoje labai aktyvi ir naudojama ir vienintelė turbūt tokia mokymo forma be kažkokių ten didesnių mokymo įstaigų, kai buvo dirbama prie meistro ir mokomasi prie meistro. Mes gal ją adaptavom Lietuvai, tai mes pasirinkom, kad 2 savaitės mokykloje ir 2 įmonėse. Ir tai labai pateisino jaunuolių lūkesčius, kurie galėjo mokytis įgalindami savo rankas ir atgaudami savo savivertę ir kurdami savo ateitį. Dabar, matyt, dar truputėlį pakalbėkime apie tą jūsų mokymosi mokyklos tą struktūrą. Tai ar jūs, kaip jūs tą realizuojat praktinį įgūdžių lavinimą, ar tai yra kažkokie etapai, kada ten savaitė, nežinau, teorijos, savaitė praktikos, ar kaip ten vyksta tas mokymas? Tai mes šiaip turim tokią planuotę, kad pirmos 2 savaitės jos yra mokykloje ir mokykloje mokytojas su mokiniais sprendžia, kiek laiko reikia skirti teorijai ir kiek laiko reikia skirti praktiniams užsiėmimams. Ir dinamika yra tokia, kad šiandien žmogus labiausiai nori dirbti praktinius darbus ir per juos atrasti savo patirtimi, patirti tai, ką jisai mokosi, suprasti medžiagiškumą, technologijas, ir suprasti, ar tai tikrai yra jo. Nesimokyti teoriškai, kaip anksčiau mes atsimenam, būdavo mokomės mokykloje profesinėje eilę mėnesių ir tik 2 metais mes išeinam į gamybinę praktiką vadinamąją. Tai mūsų mokiniai įstoja į mokyklą po pirmų 2 savaičių, 3 savaitę jie keliauja į įmonę, kurią suranda mokykla dažniausiai, būna atveju, kad ir pats mokinys suranda. Ir tada jie jau atsiduria realioje darbo aplinkoje ir suvokia, ar tai jau yra
panašu į tai, ką jisai įsivaizdavo ar ne. Ir tikrai būna visko ir būna net profesijos keitimų pirmais metais, nes jaunas žmogus, jam 16 metų, jis neturi darbinės patirties, jis turi įsivaizdavimą ir lūkestį, kas jam galbūt patinka. Tai būna, kad tenka ir keisti ir tam ir yra ta mokykla, kad tu galėtum pažinti. Aš visada jaunuoliams sakau, jeigu jūs sužinojate, kas jums netinka, tai jau yra labai gerai, nes jūs žinot, kad kažkas jums nepatinka. Įdomus metodas. O kadangi mūsų tinklalaidžių tema yra siejama ir su specialių poreikių, vaikų ir jaunuolių įtrauktimi į profesinį mokymą ir vėliau į darbo rinką, tai norėjau paklausti, koks jūsų požiūris, kokia jūsų patirtis įtraukiant mokinius, kurie turi specialių poreikių. Taip, anksčiau galbūt nebuvo taip skirstomos tos programos specialiųjų poreikių ar ten kitaip, kitokių poreikių ar ten panašiai. Svarbiausia buvo išsilavinimo lygmuo. Ir mums tai buvo kažkiek gal lengviau, bet šiandien tai sakyčiau, kad tas atėjimas tų mokinių į profesinio mokymo įstaigas tokias kaip mūsų, kurios yra mažos ir neformuoja didelių grupių, atskirų būtent spec poreikių vaikam, tikrai pasidarė gan sudėtingas. Bet mūsų požiūris, tai visų pirma turbūt reikėtų pasakyti tai, kad mūsų patalpos jau vien buvo rekonstruotos ir pritaikytos nuo iki tokiam fiziniam pasiekiamumui žmonėms su negalia, įskaitant ir bendrabučio patalpas. Ir mes esam labai atviri. Ir aš manau, kad įvairūs žmonės, jie turi gyventi, mokytis, dirbti kartu, nes tai yra mūsų visuomenės dalis. Aš dar šiandien išvelgiu labai daug izoliacijos tų žmonių tarpe ir galbūt čia yra mūsų visuomenės nuostata. Aš manau, kad tie vaikai tai yra savotiška dovana mokyklom, bendruomeniai, kuri gali padėti augti, kai šalia tavęs yra kitoks žmogus, kuris turi kitokius poreikius. Ir kai tie mūsų jauni žmonės augs kažkada ir turės savo vaikų, jie nebus kažkuo nustebę, jie bus gyvenime susidūrę su kitokiais įvairiais žmonėmis, taip pat nuostabiais ir iš kurių galbūt tiek suaugę, tiek jauni mes mokomės labai daug dalykų. Palėtėm šitą negalios temą ir jeigu tai bendrai truputėlį pamastyti, ar jūs pastebit kažkokius pokyčius Lietuvos visuomeniai, požiūrį, ar kinta požiūris į asmenis turinčius negalią, ar toks diskriminacijos kažkokios ar netolerancijos tendencija vis tiek dar yra pakankamai tokia stipri, kaip jūs vertintumėt šitą kontekstą? Aš manau, kad požiūris tikrai keičiasi ir jaunoji karta yra ta karta, kur yra ženkliai atviresnė negu mūsų vyresnioji karta šitiem žmonėm. Ir kažkaip norisi galbūt tėvus labiau paskatinti, neužsidaryti, bet eiti į visuomenę ir jeigu kas girdės šią ar stebės šią laidą, ieškoti tų galimybių ir būdų, kas tam žmogui, jaunam ar ne, ar tai jaunuoliui ar mokiniui, vaikui būtų svarbu. Galbūt kartais mokykla nebūtinai gali būti vien tik kaip mokymo įstaiga, kuri atlieps tos poreikius. Gal ta mokykla gali būti kaip socializacijos ir kažkokio socialinio kontakto vieta tam žmogui, kuris ateis praleisti laiko su bendramžiais, jis galės bendrauti, būti, leisti laisvalaikį, o iš jaunuolių kažkas galės kažko tai pasirūpinti, padėti, pagelbėti, ar ne. Tai man atrodo, kad tos energijos tikrai galima labai daug rasti ir ją galima plėtoti. Aš esu labai už šitos dalykus. Bet mes matom, kad analizuojam statistiką profesinio mokymo, tai mes matom porą tokių, man atrodo, skaičių, kurie tai yra sąlygiškai mažas procentas vaikų turinčių negalią profesinio mokyme, kuris beveik nekinta. Toks pat mažas ir lieka. Ir kitas dalykas, labai mažas padėjėjų skaičius, padėjėjų etatų, padėjėjų pareigybių skaičius profesinio mokyme, tai tas iliustruoja tik tai vienintelį dalyką, kad nėra ten tų vaikų tiek, kiek galėtų būti pagal bendras tendencijas. Ir mes matom, kad bendro lavinimo sistema dabar tarsi tampa atviresnė,
specialių poreikių vaikam, tai turbūt natūralus būtų klausimas, kur jiem eiti toliau. Tai vis tiek profesinio mokymo sistema turėtų būti turbūt didesniai daliai tų vaikų, kaip tik ta kryptis, kuriem reikėtų ir atsidurti tikriausiai. Tai ar jūs pastebit kažkokias tai, ar tų mokinių daugėja, ar daugėja kažkokio susidomėjimo jūsų institucija iš tų asmenų, kurie turi tos poreikius kitokius, kaip jūs matot šitą, ar jau kiek nors profesinė mokymui atsiliepia bendrojo lavinimo sistemos deklaravimas, kad jį, aišku, dar turėtų praeiti šiek laiko tikriausiai, nežinau, pakomentuokit. Jo, tai aš sakyčiau taip, kad susidomėjimo tikrai mes sulaukiam daugiau. Ateinančių mes nesulaukiam daugiau, bet kartais tai būna ir sisteminiai tokie dalykai, kurie mums pakiša koją. Ir tiem žmonėm ne visada yra paprasta. Tai, pavyzdžiui, nesuformuojama grupė ar ne, ir jie privalo rinktis. Kita dalis gali būti, tėvam yra nesaugu, nes tai yra už Vilniaus miesto, tai yra truputėlį kaip čia atvažiuos, ar ten panašiai, kaip čia gali nutikti. Bet mano patirtis sako ką kita. Kiek mes esam turėję atvejų susidūrimų su spec poreikių vaikais, tiek su jaunuoliais, kurie turėjo negalią. Pavyzdžiui, esam turėję nuostabų jaunuolį, kuris buvo kurčias, bet buvo kalbantis ir jis puikiai įgijo profesiją, integravosi mūsų bendruomenį ir puikiai susirado darbą ir yra dirbantis šiai dienai kaip pilnavertis žmogus. Turim ir su fizinė negalia tokių atvejų, kurie galbūt nebuvo visiškai sėkmingi, bet jaunuoliui tai buvo irgi galimybė pamatyti savo fizinio gebėjimo ribas. Ir labai sąmoningi tėvai, kurie leido jaunuoliui suvokti, ar tai tikrai yra jo galimybėmis, ar jis be to kito žmogaus pagalbos taip ir negalės būti tuo stalium ar dailidė. Ir ką jisai galėtų daryti. Tai galimybė pažinti ir atrasti save šitiem jaunuoliam, jinai tikrai yra labai svarbi. Ir aš kiekvienu tuo atveju didžiuojuosi ir nei vienam mokiniui ar šeimai potencialiam nesu užvėrus durų ar pasakius, ne, pas mus neįmanoma. Aš visada kviečiu diskusijai, pokalbiui ir įsigilinimui, suvokimui to, galbūt, kad ir šeima suvoktų, kokį turi lūkestį, kaip jie įsivaizduoja ir ką mokykla realiai galėtų duoti. Tai čia tiesiog dialogas, kuris visada labai toks yra kviestinas, manau, abiem pusėm. Iš to, ką jūs sakote, aš taip lyg ir pastebėčiau, kad net jeigu ir šeima turi intencijų savo vaiką į jūsų, pavyzdžiui, įstaigą leisti mokytis ir jūs turite intencijų priimti, tai vis tiek yra matyti formalių kliučių, teisinių kliučių kažkokių, kaip aš girdžiu, kad negalima tam vaikui ten atsidurti tam profesinio mokymo sistemoje, nes tai nėra grupės, tai nėra vietų, tai nėra pinigų. Nežinau, kažko nėra, finansavimo modelis netinkamas, ar tos formalios kliūtys yra tokių kliūčių, kurios neleidžia šitom dviem tam poreikiai susitikti ir tai šeimai, ir jūsų įstaigai, ką reikėtų galbūt patobulinti teisės aktų požiūriu, ar liberalizuoti kažkokius, padaryti lankstesnius teisės aktus, kad jie leistų tiem vaikam turėti kažkokią perspektyvą, kaip jūs manot? Kas čia trukdo? Mes čia kalbėjom su kitais, tai man atrodo viena iš problemų buvo, kad deklaruoto modulinio mokymo kaip ir de facto nėra, nes negali pabaigti, jeigu viso to kurso neišklausai, turbūt pilnai, tai tu kaip ir nebaigė, jeigu išklausai 30%, tai tu kažkoks esi nebaigęs to. Jo, tai žinot, nesinori galbūt labai smerkti tos sistemos, kuri yra šiai dienai, ar ne? Tobulinti. Ar ne? Tikrai jinai yra tobulinta, kas liečia specialiuosius ugdymo poreikių jaunuolius ir negalią turinčius jaunuolius. Nes manau, kad jeigu mes fiziškai važiuojančiam neįgaliojo vežimėlyje sugebam padaryti nuovažas, privažiavimus
keltuvus įrengti ar ne. Tai šito švietimo sistemai šiandien nėra. Neįgalusis negali atvažiuoti, tiesiog turintis ten kažkokiu kitokiu ir pasakyti, va, aš čia renkuosi ir aš noriu čia ir dabar padėti. Jis eina per visą sistemą, jam nėra kažkokio specialaus. Yra galbūt mažesnės grupės, kurios galimybės. Tokia metaforiškai sakot, nuovaža ta fiziškai yra, bet įvažiuoti vis tiek negali, nes teisės aktai tau draudžia. Teisės aktai draudžia. Nuovaža leidžia, o aktai draudžia. Ir kadangi mes dirbam nedidelėse grupėse ir mes nenorim formuoti atskirų grupių neįgaliesiem ar subporeikių turintiem jaunuoliam, tai mes susiduriam su nuolatiniu iššūkiu, kiek ten galima tą rentabilumą sumažinti, kad pas mus bent du galėtų ateiti. Vienas nori, bet jeigu neatsiranda antras norintis, tai neateina nei vienas. Tiesiog tokia yra sistema šiai dienai. Tikrai ministerija švietimo yra labai atvira, tam ir reaguoja ir ten bando koreguoti ir sudarytas galimybės, bet kol visa tai vyksta, tie procesiniai dalykai, jie užtrunka ir tas žmogus, kad čia var kažkur kitur gal susirasiu, gal ten nueisiu, ar ten būsiu laimingas ar ne. Žmonės persvarsto ar ne tuos dalykus. Ir tikrai nėra paprasta šiai dienai ateiti ir nėra paprasta tom šeimom pasirinkti jaunuolius ir aišku visi nori arti namų galbūt. Tai kaip Suomiai sako, pati geriausia mokykla arčiausiai namų. Tai, bet galbūt kartais tėvams irgi nereikia bijoti paleisti to jaunuolio truputėlį toliau, kad jis įgytų savarankiškumo kažkokio ir galėtų gyventi tą gyvenimą bendruomenėje. Žinoma, viskas priklauso nuo tų poreikių, kokius turi tie jaunuoliai, ar ne? Tai vis tiek mes tą dalį pokalbio galim sakyti, kad yra ką tobulinti teisės aktų prasme, kad būtų galima pasirinkti tą instituciją, kuri norima ir kuri pagal galimybės atitinka. Ir neturėtų būti čia tie apribojimai didinami, jie turėtų būti turbūt mažinami greičiausiai. Čia neturėtų, koks požiūris, tai mesgi nesiekiam, kad žmonės turintys pas poreikių konkuruotų dar tarpusavį su tais, kurie tų poreikių neturi ar kažkaip. Čia neturėtų būti ta koncepcija tokia, kad toks požiūris, kad tai yra konkurencinė kažkokia rinkos konkurencija ir neįgalieji konkuruoja, kas čia iš jų mažiau turi negalios, ar kaip, Taip. Jų galimybės ir taip, jie nepasirinko kitos negalios, jie kažkaip atsitiko, ar jinai yra prigimtinė. Ir mes čia kalbėjom kitoj šitoj laidoje su daktarė Mikulėnaitė, tai jinai sako, kad pasaulinė statistika yra tokia, kad apie 18-19% vaikų, pavyzdžiui, turi kažkokių raidos sutrikimų. Tai vis tiek tai yra iššūkis, kuriuos reikia įveikti ir kada mes norim tą visą dalį tų žmonių, tą visą konkurencinį tokį kontekstą paleisti, tai be abejo tikėtis ten kažkokio rezultato, tai gali rezultatas tik būti toks tikriausiai, kad jie iš viso atsitrauks, nebandys, bijos ir taps išlaikytiniai pašalpų gavėjai. Ir tas kainuos dar brangiau negu sistemos lankstumo padidinimas tikriausiai, nežinau. Tai, žinot, mes tikrai Lietuvoje galbūt yra dabar ta situacija tokia, kad yra mokyklos, kurios labiau turi daugiau orientuojasi į specialių ugdymosi poreikių turinčius jaunuolius, yra formuojamos jų grupės. Viskas tvarkoje, tėvai turi teisę rinkti šias mokyklas ir gali būti tokia galimybė ir galbūt kai kurie atvejai tikrai tiem jaunuoliam yra tinkami. Bet aš esu už tai, kad tie jaunuoliai integruotųsi į normalias bendruomenės, kad po to sekantis žingsnis būtų normali darbovietė, kurioje jie galėtų dirbti ir jaustis kažkaip gerai, tokiais pat lygiaverčiais šalia tų kitų žmonių. Ir kad nebūti našta visuomeniai, ar ne? Ir kad tame tarpe kuo daugiau žmonių sutiks iš to rato, normalaus rato, ar ne, pilnavertį gyvenimą gyvenančių, neturinčių ten kažkokių poreikių, tuo didesnė galimybė atsiras tiem jauniems žmonėms sutikti kažkokių savo draugų, atrasti pažinčių, megzti kontaktus, ryšius, socializuotis, ieškoti galimybių. Bet mano patirtis, pavyzdžiui, tokia yra su dviem broliais, kuriuos mes turėjom, nuostabius vaikus turinčius specialių ugdymo poreikių,
kurie pas mus mokėsi 2 metus, mokėsi želdintojo specialybės ir tikrai jie buvo po 2 metų, jie būtų buvę puikus, nuostabus sodo, parko pagalbininkai šalia kažkokio meistro. Bet įstaiga, kuri rūpinosi jų globa, nutarė juos patalpinti tiesiog pervesti į pensionatą arba savarankiško gyvenimo namus, kuriuose jie ten nieko nebedaro. Tiesiog mes gausim pašalpą ir mes gyvensim ir jūs, taip, tai yra žmonėms patogiau, bet jie turėjo visas galimybės tą daryti ir jie buvo įgalinti tą daryti. Ir net įmonė, kurioje dirbo, sakė, žinai, mes juos visai paimtumėm, jeigu jie čia turėtų kur gyventi. Jeigu, sako, jiems sunku tas 8 valandas, bet 6 valandas ten prie šito ar to darbdavio, jie puikiai galėtų dirbti, padėti ten medžius genėti, padėti kažkokį darbą ir jie jaustųsi reikalingi, jie gautų darbo užmokestį ir jie jaustųsi pilnavertiški. Tai čia yra mano pozicija ir toks vienas iš pavyzdžių, kuriuos aš irgi matau sistemoje, kur kartais mes padedam tą tokią, padarom miškos paslaugą. Tai tie savarankiško gyvenimo namai tampa tokie, kaip ir nesavarankiško gyvenimo namais iš tikrųjų šiuo atveju. Aišku, iš to, ką jūs sakot, matyt, vėl taip atrodo, kad kiekvienu atveju reikėtų tokio individualaus požiūrio ir derinti tiek šeimos interesus, tiek to vaiko interesus, jo galimybės, tiek tas institucinės galimybės. Ir aišku, aš taip irgi manyčiau, kad istoriškai Lietuvoje tie įvairiais laikotarpiais daugiau buvo linkstama izoliuoti negalią turinčius asmenys, kad jie savo gyvenimą leistų kartu su kitais negalią turinčiais asmenimis. Tai tas politikos pokytis, kad žmonės būtų įtraukti į visuomenę realiai, net kartais, kai mes klausim, ar visuomenė yra tolerantiška, tai gal tas klausimą formuoti irgi yra neteisingai, nes tarsi jie turėtų kažkokią turėti išskirtinę toleranciją, jie turėtų būti lygiaverčiai, tai nesvarbu, tad negalia ir tada visai būtų jų kita, matyti, ir gyvenimo prasmė ir aišku, savarankiškumas, didesnė žymė, apie ką kalba ir įvairios tarptautinės organizacijos, ir pilietinės teisės, ir balsavimo teisės, ir tos diskriminacijos apraiškų mažinimas ir taip toliau. Tai čia daug yra faktorių, nes ir ką jūs mūsų pokalbio beje pradžioje minėjot, kad tokios įstaigos kaip jūsų, kuri gali ir profesiją suteikti, bet kartu gali būti ir vieta, kur tas asmuo gali atvažiuoti, bendrauti su kitais, toksai socializacijos aspektas, ne tik tai toksai konkurencinis darbo rinkos, ten kažkoks tai intencija toje įstaigoje, kokia yra tos įstaigos paskirtis ar vizija, ką jinai iš to žmogaus nori padaryti, tai vis tiek mesgi kiekvienas nenorime būti tik tai konkurencingi darbo rinkoje, norime ir turėti savo kitus poreikius, ko gero patenkinti. Aišku, dar čia vienas toks gal specifinis aspektas, ką vėl rodo bendra, matyti, statistika profesinio mokymo, kad programų skaičius, kuris tarsi skirtas specialių poreikių vaikams, yra toks mažokas, mažai tų programų tarsi ir dalis tų programų yra susijęta su tokiu sunkiu fiziniu darbu, kažkokios statybinės, pavyzdžiui, profesijos. Ir mes sakom, kad tie asmenys, kurie turi negalią, jų fizinis pajėgumas yra mažesnis. Ir tarsi mes po profesinio mokymo sistema dažnai siūlo profesijas, kurios kaip tik yra reikalauja sunkių, daug fizinių pastangų. Tai kaip jūs manot, ir be to dar nėra profesinė mokyme tikriausiai tokio sportinio, kažkokio fizinio ugdymo, profesinio mokymo turinyje tikriausiai nėra tokio. Yra, pasakykit, čia gal išklystu. Vieni sakė, kad yra tik tai tiem, kurie bendro lavinimo, kaip mokosi, kaip sakykit, kaip jūs ten. Taip, tai aš gal sugrįžtant dar... Aš ilgai vedžiau tą savo mintį. Tai aš gal dar truputėlį taip noriu sugrįžti. Pereitais metais teko lankytis Italijoje ir stebėti vienos mokyklos darbą ir po to lankytis dar kitoje profesinėje mokykloje. Ir būtent man ta tema su poreikiu turinčių jaunuolių visada yra aktuali ir aš visada užduodu klausimus, ar ne?
Ir puikiai matėsi vienoje klasėje užėjus, kur ten yra bendrajam ugdyme, yra asistentas, ar ne, kuris padeda ir panašiai. Kitoj mokykloje profesijai nuėjus, kuri turbūt, sakyčiau, tokia pat institucija, labiau per brūkšnelį bendruomenę, kur tie jaunuoliai ateina mokytis profesijos. Ir aš jų klausiu, sakau, jeigu tu mokėsi tenais ir dabar mokėsi čia, koks tau yra skirtumas? Ir jisai, tas jaunuolis atsako, aš, sako, ten buvau tokioj truputėlį atskirti, nes visada šalia manęs kažkas buvo ir man aiškino, ir man ten, reiškia, ir aš turėjau tokį kaip savo ten šešėlį ir aš nesijaučiau gerai. Ir suprantat, man tada atsivertė kita ta medalio pusė to asistento, ar ne, kuri yra sukuriama kažkiek, kuris yra normaliai fiziškai pajėgus, bet jam moksluose turi kažkokių sutrikimų ir va ten yra disleksija, dar kažką ir jam yra skiriamas žmogus ir jis nesijaučia gerai. O tai sakau, kaip dabar profesiniai mokykloje. O profesiniai mokykloje aš neturiu jokio asistento. Aš darau kai ką lėčiau, jeigu aš nesuprantu, aš paklausiu, arba tas draugas, kuris baigė anksčiau kažką, jis ateina, man paaiškina, kaip padaryti. Ir aš, sako, čia jaučiuosi geriau, nes aš esu, kaip ir kiti, aš klystu, aš kažką padarau ne taip, aš padarau lėčiau. Tai yra tų tokių dalykų, kaip mes mokykloje dažnai tėvai klausia, kiek jūs turit socialinių darbuotojų, kiek jūs turit tų asistentų. Ir kai aš pasakau, kad mes neturim, tada sunerimsta. Tai kaip čia yra? Ir oficialiai pas mus, kad pilnu etatu dirbtų socialinis darbuotojas, nėra. Kodėl? Ar kažkokio asistento? Todėl, kad mūsų visa bendruomenė yra pasirengusi padėti mokytojui, kai jam yra poreikis su kažkuriuo vaiku. Jį nuraminti, yra skambutis, gal gali paimti šitą ir jūs nueisit ten į daržą, arba gal tada tu paimk šitą, jūs nueisit sriubą virti, jam tiesiog reikia vienumos ar kažko. Profesiniam mokyme yra visai kitos galimybės ir aišku, mūsų mokykla, kadangi yra mažesnė, tai mes galim savo šitą leisti. Ir aš atsakau, kad kiekvienas darbuotojas atėjęs dirbti amatų mokyklą, jis privalo būti socialiai atsakingas ir jausti didžiulę meilę ir pagarbą visiems, ypatingai patiems silpniausiam. Nes tai yra bendruomenė, kaip ir šeimoje. Mes nesukūrėm kažkokių ten papildomų sąlygų arba kažkokios kitokios šeimos neieškom tam vaikui, kad jisai galėtų augti, kažkaip ta šeima sukasi, ar ne, su pagalba iš šalies. Tai mes irgi šitą darom. Ir nukrypom nuo temos, dar klausimas buvo dėl tos sportinės. Sportinės. Kad čia tas yra tarsi profesija sunki, tiem vaikams trūksta fizinių gebėjimų, bet profesinė mokymė nėra sportinio, nėra to kūno kultūros užsiėmimų. Taip, žinokit, viskas yra, pas mus yra puikiai treniruoklių salė ir jie turi visas galimybės treniruotis ir vakarais, ir yra kūno kultūros užsiėmimai, kurie yra privalomi pagal programą dėl fizinių, kaip sakyt, dėl fizinės ištvermės, kurios visiems reikia, nes visi labai daug sėdi, žinom, prie virtualių ekranų, žaidimų ir telefonų, tai čia išsijudinti reikia ir mes esam gamtoje, tai irgi ir pasivaikščiojimai, ir žygiai, ir viskas yra organizuojama ir stengiamės, kad jaunuoliai galėtų tikrai būti fiziškai tokie ištvermingi. O darbų surasti tikrai galimybės yra ir aš šiandien manau, kad įmonės tikrai yra atviros ir jos priimdamos tą žmogų su negale ar ten turinčių kažkokių kitokių ugdymosi poreikių. Tikrai ras vietą, nes tos darbo jėgos tikrai trūksta. Ir galbūt tas valandų skaičius gali būti mažesnis, galbūt tas krūvis. Tai aš manau, kad šiai dienai ir verslai tikrai yra nusiteikę geranoriškai ir gal nėra visada paprasta, bet aš tikrai tik gerų žodžių miniu visas įmonės, su kuriom man teko bendradarbiauti nuo pat mokyklos įsteigimo. Tikrai labai nuoširdžiai priima visas situacijas, kai tu kalbiesi kaip su žmogum ir paaiškini, koks jaunuolis ateis į praktiką, kad jis tik pirma diena yra 3 savaitė mokykloje, pirma diena įmonėje. Jūs įsivaizduojat, ko mes prašom. Tai įmonės sutinka ir lydi tuos žmonės. Ir tik dėka jų mes galim pasiekti puikių rezultatų. Tai aš manau, kad tos vietos tikrai jiems yra.
O kaip jūs manytumėte, ką mes ir čia su kitais jūsų kolegom diskutavom, yra matyti keli variantai, kaip paskui tą darbo vietą rasti. Tai matyti, jeigu jau ugdymo mokymosi procese tu dirbi su konkrečiom įmonėm, tai kaip ir tas visas perėjimas galimai yra jau pakankamai natūralus. Bet žinom, kad yra tokių finansinių mechanizmų ir ES lėšų, kada neįgaliesiems tarsi sudaroma galimybė įsteigti savo įmonę, mikro įmonę ar kažkokiam laikotarpiu yra finansavimas ir vykdyti tokią, kaip ir savarankišką veiklą. Kitas modelis, matyti, apie ką čia mes svarstom, kad tarsi kažkokios mikro įmonės ar tokios kvazi įmonės galėtų būti prie pačių profesinių mokyklų, nes vis tiek yra bazė, yra priemonės, kažką kepti, pardavinėti. Ir kitas variantas, trečias, matyti, yra darbas jau tikrose įmonėse, konkurencingose, kurios veikia normalioje ekonomikoje. Tai ar jūs kažkokiem teiktumėt prioritetą, kažkokiam iš tokių, visi tie variantai turi savo pliusų ir minusų, mes čia tokį kaip tą gerą pavyzdį pristatom, tą atvejį, kada buvo kaip ir individuali įmonė sukurta, bet aš įsivaizduoju, kad ne kiekvienas pajėgus yra tą daryti. Tai iš tų trijų pasirinkimų, kuris jums atrodytų labiau toksai, ar tarp jūsų mokykla galėtų būti pati kaip ir įmonė, kuri kažką pardavinėtų, nežinau, gamintų. Čia jūs turbūt tam kely buvot vienokį. Taip, žinokit, labai daug apmąstymų buvo tiek vienam, tiek kitam kely, ar ne, bet gal norisi paminėti vieną tokį atvejį, kiek aš žinau, kad viena įmonė, su kuria mes bendradarbiaujam, aš puikiai žinau, kaip padėjo šalia savo įmonės vienam darbuotojui įsteigti individualią įmonę. Ar ne? Ar tai buvo patalpų nuoma, jie suvokė, kad tikrai tas žmogus jiems yra reikalingas, bet vardan jo savarankiškumo, galbūt kai kurių paslaugų perdavimo jam kaip pagal individualią veiklą veikimui, ar ne, jie padėjo jam visą tai susitvarkyti ir, kiek žinau, puikiai veikia. Tai nėra buvęs mūsų mokyklos mokinys, bet kitas atvejis, kuris labai gražus, tokių žmonių bendradarbiavimas kartu su įmonė, kur tikrai veikia. Ir jeigu jūs klausėt, ar mokykla turėtų atidaryti tokias vietas, aš visada sakau ne. Aš visada sakau ne dėl to, kad man nesinori padėti. Mes atskirkim mokymą nuo to savarankiško etapo žmogaus gyvenime, ar ne? Mokykla yra mokymo įstaiga, kuri moko, palydi, padeda ir mes visada esame atviri tiem, kam reikalinga pagalba, bet kokiais klausimais, ar ne? Ar konsultacijos, kiek mūsų jau kompetencijos leidžia, ar ryšiais kokiais ar panašiai. Bet tai turi veikti galbūt labiau šalia įmonių, tiesiog vardan žmogaus savivertės, vardan žmogaus savarankiškumo. Ir mokykla negali būti guminė apsilipinta, ar ne, tai įsivaizduojat, baigs ir vis kažkas ateis. Galbūt sudėtingesniem jaunuoliam tokia kaip įmonės veikla galėtų būti mokymosi laikotarpiu, pirmoje mokymosi dalyje programos, bet vėliau, bet kuriuo atveju mano patirtis sakytų, jog jiems yra svarbu išeiti, palikti tas šiltnamio ir komforto sąlygas, pas mus taip labai gerai, bet tavęs laukia kitas žingsnis, ar ne? Tai pastumėti, įgalinti juos eiti ir veikti ir daryti. Vardan jų ateities. O kiek galima jūsų mokykloje mokytis? Kiek laiko? Žiūrint, kurią profesiją pasirinkai, jeigu staliaus galimybės. Aš iš šeimos perspektyvos. Taip. Baigė vaikas kažkokį ten etapą bendro lavinimo ir tada klausimas, tai ką su juo daryti? Jo. Pavyzdžiui. Tai mūsų mokykloje, jeigu žiūrėti, jeigu ateini pirminį profesinį mokymą, pirmi 2 metai gali būti, ar ne, po to, jeigu ministerija sudarys sąlygas ir praeisi konkursą, tada gali dar testiniam irgi apie 1 metų. Bet čia yra tam tikrose profesijose. Pavyzdžiui, virėjo specialybė, tu gali tik 2 metus. 1 metus pirminiam, kitus metus testiniam. Aš nekalbu apie bendrąjį ugdymą, kadangi mūsų programos visos yra be bendrojo ugdymo. Be bendrojo ugdymo jaunuoliams nuo 16 metų. Bet jeigu jie mokyklą ten nelabai gerai baigė, tai jūs vis tiek priimat? Mes priimam, mums nėra, jeigu jie praeina konkursą.
Kur čia pas jūs konkursas vyksta? Ne, mokausi LT dabar bus priėmimo konkursai vyksta į programas. Ir čia nesvarbu, ar tu turi specialių ugdymosi poreikių, ar ne ten tam tikrų nustatytų. Konkursai yra visi vienodi ir kadangi dabar konkuruojama apskritimis, tai tikrai nėra paprasta kartais tiem jaunuoliam ateiti. Pavyzdžiui, pernai pas mus į testinį profesinį mokymą niekas negalėjo ateiti. Ir tiesiog tokia buvo situacija, nors norinčių buvo. Gal šiemet pavyks. Tai čia tie formalūs dalykai, kurie suvaržo galimybės, tarsi yra visko. Jo. Lietuva tarsi yra daugiausia BVP istorijoje savo skiria švietimui ir vis tiek kažkaip taip išeina, kad nepatenka. Pinigai su žmonėm nesusitinka. Jo, žinot, yra tokie dalykai. Yra specialių ugdymosi poreikių programos jaunuoliams. Tai čia yra tiem jaunuoliam, kuriem tikrai jau yra nustatyti labai stiprus ir jie mokosi pagal tas programas. Bet, pavyzdžiui, šį pavasarį mes taip suskaičiavom, ten peržiūrėjom mokinių registrą, iš 10 atėjusių 16-mečių pernai, nuo 16 iki 18 metų, jaunuolių į normalias ugdymo programas 80% iš jų turi mokymosi sutrikimų. Tokie kaip disleksija, ten skaičiavimo, suvokimo, krūvos visų kitų, tai ką apie tai sako? Tai kad tų mokinių yra tokių, jų bus. Ir kartais to didelio skirtumo, žinot, įvertinimo tarp to specialiųjų ugdymosi poreikių ir to, kuris ten tik nustatyta, bet nepriskirta tai programai mokinio, mes kartais nelabai skirtumą jaučiam. Nes būna atveju, kad ateina jaunuoliai, kurie yra tiesiog pedagogiškai apleisti. Ar ne? Ir ta situacija, ir jie pas mus vis tiek mokosi, mūsų ugdymo procesas yra organizuojamas visiems kartu. Mes neturim atskirų grupių. Ir tai padeda tie, kurie mokosi geriau, kurie yra greitesni, tada jie gali padėti ir tam šalia esančiam. Man kartais užduoda klausimą, o tai tas, kuris labai gabus, tai jūs jo neskatinat, o čia jis turi skirti dėmesį kitam. Atsiprašau, jeigu jisai išmoko labai gerai, tai tam, kad jisai ištvirtintų savo žinias ir pamokyti kitą, va čia jau yra dar aukštesnis lygis, kai tu jau gali pamokyti, ar ne? Ir aš vertybiškai tikrai nematau kažkokių susikirtimų, bet žiūriu į tai labai galbūt iš to bendruomeniškumo požiūrio, kad taip ir turi vykti, mes taip ir turim būti kartu, gyventi kartu, mokytis ir dirbti ir priimti tos žmonės tokius, kokius yra. Galbūt kitoje srityje tas žmogus bus gabesnis ir man galės padėti. Ir ko mes beje turim tokių atvejų. Tikrai pasitaiko. Aišku, tie vaikai turėtų, aš įsivaizduoju, kad tas profesijų toksai, vis tiek jie turi, nežinau, turi norėti būti virėjų ar ne? Kaip čia pasakius, ar to apželdinto, jeigu nenori, tai, kaip nenori, bet negali rinktis, galbūt pagal savo kažkokias galimybės, nežinau. Visko būna, ar ne? Aišku, jūs pati minėjot, kad tu susipažįsti su profesija, jos pamatai, koks jos yra turinys darbo ir galbūt tau tas atrodo priimtina, ar reikia pakeisti. Taip, ateina jaunuolis ir sako, žinokit, aš taip mėgstu skaniai valgyti ir aš įsivaizdavau, kad virėjo specialybė bus mano. Bet sako, kai aš nuėjau virtuvę ir aš supratau, man tas faršas dvokė, o apie silkę aš jos net paliesti negaliu. Ja, sensorika tokia. Ar ne? Ir aš tiesiog negaliu ten būti. Ir tiesiog ieškai kitų galimybių, ar ne? Jeigu žmogui negera būti. Vienam pavyzdžiui, mes turėjom staliaus dailidės specialybėje, turėjom truputėlį tokio skardinimo įvedę, nes labai, darbdaviai labai prašė, kad būtų susipažinę jaunuoliai, kai lipa daryti stogą, reikia skardinimo elementų, kad jie bent turėtų supratimą, ne? Tai buvo jaunuolių, kuris atrado tą medžiagą ir jisai pakeitė profesiją, sakė, viskas, aš noriu būti stogdengiu. Aš sako, gyvenime nebuvau prisilietęs prie tos medžiagos. Ir man tai yra kažkas tokio. Tai tas keitimas ir medžiagiškumas, ir pas mus mokykloje yra provokacijų tokių, kurios mes įmetam per neformalų ugdymą, susipažinti su moliu, metalu, medžiu ir jie visi rotuoja. Pavyzdžiui, virėjai pas mus pasidaro keramikoje lėkštės savo būsimo egzamino patiekalam. Per visus metus jie sugeba pasidaryti komplektą ten keletos lėkščių.
ir jie tada išdidžiai pristato savo patiekalus savo lėkštėse, bet esmė kokia yra, kad jeigu tau nepaseks virėjo specialybė arba tu kažkur pastriksi, tu žinai, kad tu dar kažką darei ir tau galbūt patiko plėsti tą akiratį. Tai čia tiek ypatingai šitiem jauniem žmonėm, kurie turi kažkokių poreikių ar ne. Pats turbūt jaunuolis, kuris atėjo mažiausiai savim pasitikintis ir turintis ten įvairių sutrikimų, jisai darydamas neformalią veiklą, kurdamas savo svetainę, jisai taip ją susikūrė per tuos metus, kad jisai jau ruošės priiminėti užsakymus, nes atsiskleidėjo visai kiti gebėjimai, kurie galbūt mokykloje nebuvo. Vis ten kažkoks nebuvo nei IT srityje labai stiprus, nei kažkur, bet per tą tikslą parduoti savo produktą, jisai atranda kažką. Jo, iš to, ką jūs sakot, aš tik tai sakyčiau, kad labai svarbu rasti tokį individualų požiūrį į kiekvieno to vaiko galimybės ir suderinti, priderinti prie to profesijos turinio ir tai, kad jūs bandote tą turinį, tas nėra toks a priori apibrėžtas, kad įdedat įvairių tokių, kaip jūs sakot, provokacijų ir kažkokių tokių kompetencijų, kur aš tik formaliai ir neturėtų ten būti, bet kada jos ten yra, tai tik tai didina įvairovę ir universalumą. Čia labai, man atrodo, tikrai įdomus požiūris. Tai artėjant, matyt, prie pabaigos mūsų pokalbio, dar tokių porą gal klausimų norėčiau bendresnių. Mes sakom, kad vis yra ką patobulinti, bet galbūt dar kartą apibendrinant, kokie tie tokios pagrindinės, gal keletas rekomendacijų, gal sprendimų priėmėjam ar politikam, ar tobulintojams sistemos, kas tokio, ką reikėtų padaryti, kad būtų galima veiksmingiau spręsti tą įtraukties problemą profesinį mokymą, kaip jūs išskirtumėt gal keletą kažkokių svarbesnių tokių momentų. Aš, žinot, nesu visiškai nei ten sprendimų priėmimuose labai stipriai dalyvaujanti. Aš visada sakau, kad turbūt pirmiausia reikia girdėti tuos jaunuolius, tas šeimas. Ir pažiūrėti iš tos pozicijos, o kaip aš daryčiau ir kas geriausia būtų, jeigu tai būtų mano vaikas. Tiesiog labai paprastai neišradinėjant dviračio tiek mūsų mokyklos įsteigimo sėkmė, kuri vis dėlto mes pradėjome, mes nežinom, kiek mes egzistuosim ir kiek mes veiksim. Todėl, kad mes bandėm atliepti tai, ko tikėjusi ir ko prašė jaunuoliai. Ir jie sakė, mes nenorim sėdėti klasėje, mes norime įdirbti. Tai yra, kaip padėti atskleisti tą rankų išmintį šitiem jauniem žmonėm. Ir kurti savo savarankišką ateitį. Tai ten, kur įdėsim daug širdies ir meilės, visada gims geri dalykai. Taip, tai čia aš tai sakyčiau, kad čia labiau tokios požiūrio klausimas, koncepcijos klausimas ar vertybinio pagrindo klausimas, kaip mes organizuojam švietimą, iš kokios perspektyvos, kad tas vaiko buvimas centre tos sistemos nebūtų tik tokia deklaracija. Ir nežinau, kaip jūs apibrėžtumėt, kas būtų tokia ideali, žodžiu, sistema, jeigu mes sakom, kad pasvajokime, žodžiu, kaip turėtų atrodyti, nežinau, ar tobula institucija iš jūsų perspektyvos, ar tobula ta profesinio mokymo sistema, kaip jūs manytumėt? Mes kalbam apie laisvę rinktis. Ir man tas yra labai svarbu, kad jeigu atvažiuoja mokinys būsimas potencialus ar ne, ar tai su šeima ir jie nutarė, kad aš čia noriu būti ar ne, aš čia norėčiau mokytis ir kad jis galėtų ateiti. Aš renkuosi šitą bendruomenę kaip mano šito etapo gyvenime vietą ir aš noriu išbandyti save čia. Nebūtinai tai visada bus sėkminga, ar ne, bet neužkirsti galimybės ateiti ten, kur tas žmogus nori. Arba kur jaučia, kad va čia būtų geriausia, nes turbūt tėvai, aplinka geriausiai žino, ko tam jaunuoliui reikėtų. Aišku, šiai dienai jaunuoliai ateina ir dėl to, kad juos iš kažkur išmetė, ten kažkur dažniausiai nepaėjo. Tai visko būna, bet kai jaunuolis sako, žinot, kokį geriausią dalyką padarė ta mokykla, kurioje aš mokiausi,
Nu, tai sakau, ką padarė, kad mane išmetė iš ten ir aš turėjau galimybę jūs atrasti, nes aš gyvenime būčiau neieškojęs, ar ne? Tai tiesiog priminėti sprendimus ir kalbėtis, rasti tą dialogą ir ieškoti visom pusėm geriausių galimybių, o jų tikrai Lietuvoje yra. Tikrai yra. Yra ir mažesnių mokyklų, ir didesnių mokyklų, ir jau šeimų valia ir mokinių valia rinktis, bet tikrai profesinės mokyklos šiai dienai turi puikią bazę ir puikias galimybės ugdymui. Ačiū labai.